Sveiki visi. Gavome pasiūlymą sudalyvauti Press ralyje su senoviniu automobiliu klasėje. Automobilis tikrai ne dažnai sutinkamas gatvėse ir Lietuvoje, sakyčiau, tokių egzempliorių tikrai nėra daug. Nors jisai yra pagamintas 91 metais, bet tikrai nedaug jų jau yra šiai dienai jų išlikę. Automobilis yra labai gražus, raudonas, su labai gražiais ratlankiais. Tai yra Trabantas. 1,1 darbinio tūrio benzininis varikliukas su 30 kW varikliu. Šis automobilis neturi nei stabdžių stiprintuvo, nei vairo stiprintuvo. Funkcijų tikrai tik tai pačias reikalingiausias šiame automobilyje. Tai bus įdomu išbandyti save ir automobilį, kaip su tokiu automobiliu reikės įveikti ganėtinai nemažą atstumą. Yra numatyta virš 700 km distancija ir dar daug užduočių. Tikrai mažas automobilis. Parkavimo aikštelėje tikriausiai būtų galima sutalpinti 2 tokius. Automobilio salone vietos irgi tikrai nėra daug. Kaip matome, gale sėdėti, vaikam gal ir užtektų vietos, bet suaugusiems tikrai sunkiai. Pasižiūrėsim, kaip šis mažylis įveiks visą maršrutą ir kaip mums seksis. Labą rytą, važiavom į driftingą, į startą, susiklijavom lipdukus, perėm techninę komisiją, rengasi automobilių parkas po truputėlį ir lauksim starto leidimo, važiuosim prie starto linijos. Kaip ir prieš kiekvieno ralio pradžią, šturmanas studijuoja kelio knygą, nes važiuosim pagal kelio knygą ir nevažiuosim pagal navigaciją. Tai turėsim labai sekti kelio knygos nurodymus, sukti ten, kur parašyta, naudosimės programėlę, kuris skaičiuos atstumą nuo posūkio iki posūkio ir turėsim tai pasiekti finišą. Pradėk į posūkį, man atrodo, vėluoja šitą mašiną. Pas tu turi šalia gyvūną. Kažkas negerai tą taškas. O bet ant benzas išspyrė, tu ten gerai užrašys.
didelis, atrodo, prie tų šalia mažiukų. Murkė. Atvažiavom pusę greičio ruožo, gavom labai skanios košės su greikiais. Taip? Skani košė. Pavalgysim pietus ir važiuosim toliau. Na ir kur mes atvažiavom? Dotnuvoj, prie dvaro. Dotnuvos dvaras. Va taip pat. Tai truputėlį turėsim užduočių keletą atlikti. Čia. Kiek yra Gedimino stulpų ant Dotnuvos dvaro parko tiltelio? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, taip? O ten dar slepiasi. Atsakėm į klausimus. Lekiam tolyn. Atvykom į Šiaulius. Čia tankį žaidimą siūlo trečiadienis išbandyti. Jeigu kažkas norėsit, užsukit. Yra būdas atsigaivinti. Nu va, paskutinė užduotis. Susirašom atsakymus ir lekiam į finišą. Diena ilgoka. Atvykome į finišą, užsiregistravome, gavome namuką, kraunamės daiktus. Diena praėjo labai įdomiai, buvo daug nuotykių, užduočių. Mano šturmanė labai gerai sudirbo, jokių klaidų didelių nepadarėm, buvo pora nukrypimų, bet labai minimalių greit susirientavom, grįžom į kelią. Dabar šturmanas traukėsi daiktus, yra labai pavargęs, net nuotaikos šypsotis nebeturi. Bet rašau 10, einam praustis, valgyti, ilsėtis ir rytoj susimatom vėl starto linijos tiesioji. Labą rytą visiems. Nu, šis rytas netoks gražus kaip vakar. Turim šiek tiek lietučio. Vakar važiuodami turėjom tokių porą problemėlių. Viena iš jų tai, kad pripilus pilną kuro baką pradėdavo bėgti kuras. Tai šį kartą stengsimės nepilti tiek daug. Važiuosim su pilnu, bet nepilnu. Ir kita problemėlė tai, kad vakar labai daug kvėpavom suodžių ir nesupratom, dėl ko bandėm ir su langais atidarytais, ir su uždarytais langais, ir su vėjeliu, ir be vėjelio, visokiais būdais. Ir toks jausmas, kad būtų išvestas duslintuvas į saloną.
bet manau, kad radom problemą, o problema tai ganėtinai paprasta. Pasižiūrėjus į automobilio dangtį, čia nėra jokio tarpiklio ir visos išmetamosios dujos tiesiog eina į saloną. Tai vakar labai daug prisikvėpavom dūmų. Šiandien bandysim užklijuoti lipnią juostą aplinkui visą galinį dangtį. Tikiuosi, kad tai padės. Apklijavom lipnią juostą tarpą. Tikėkimės, dujos mūsų nebe kankins, nes tikrai nėra labai malonu visą dieną kvėpuoti išmetimo dujam. Svarbiausia, kad neatsiklijuotų, nes čia net ir vandens patenka į automobilio bagažinę, tai tikėkimės, kad neatklijuos vandenėlis. Atvykom į Uostadvarę, bet čia Rusnėje, tai prie Rusnės. ir turim klausimą, kokio galingumo lemputė yra sumontuota švyturyje. Gal jūs žinot? Uostadvarėje. Nežiūrėt. Stovi 100 W lemputė. Kaip manot, užtekdavo pamatyti? Štai Rusnės taksi. Važiavom į slalomo trasą. Šturmanas ruošiasi panaviguoti ją, nes trasa ganėtinai tokia sudėtinga. Repeticijų jie neturėjom, važiuosim iš pirmo karto, taip kad reikėtų pasistengti važiuoti ją be klaidų.
greičio ruožai baigėsi, atiduodam seklį, kuris sekė mus visą kelionę. Čia retas modelis jūsų. Šitais batocklų varikliais. O kam sakai nukirpti? Nieko nereikia nukirpti. Čia va pririšta. A, aš turiu peiliuką. Tai gerai. Jo, 10. Nu va, seklys atiduotas, šturmanui liko lengviausias darbas. Sunkiausia knygos dalis yra praeita. Atves dabar iki Klaipėdos. Atvesti iki namų ir ruoštis vakarėlį. Šlapas. Anas protingesnis. Greki. Ryžiai. Ryžiai. Tas ryžiais turbūt, ne? Eik. Grįžom namo, pasiekėm savo kelionės tikslą, įvažiavom visą maršrutą, labai didelių tokių gedimų ir viso kito neapturėjom. Turėjom porą tokių nedidelių nesklandumų, bet viskas sekėsi ganėtinai gerai. Norėtume padėkoti organizatoriam Už puikų renginį ir iš tikrųjų daug sužinojom su papildomom užduotim orientaciniam, nes teko aplankyti daugelį Lietuvos miestelių, miestų, kaimelių ir sužinoti to, ko net ir Google'as nerodo vietovėje randant informaciją. Na ir aišku, ačiū Autoakstei už mašiną ir už galimybę sudalyvauti. Su šiuo puikiu raudonu senoviniu automobiliu, kuris tikrai nėra kasdieninis ir tokių gatvėse daug nesutinkam. Su Trabantu. Taip kad dėkojam, kad žiūrėjo. Iki pasimatymo.